Išblėso jausmai, atšalo santykiai. Jeigu taip nutiko jums, nenusiminkite. Taip būna, tai natūralu. Bet jeigu santykiai nėra toksiški, kurių reikia tiesiog kratytis, arba jeigu dar nėra totalaus abejingumo, yra galimybė atgaivinti potraukį ir atšviežinti jausmus. Sveiki, esu Styvas Stepanovas, kognityvinės ir neuropsichologijos specialistas. Be rekomendacijos kreiptis profesionalios pagalbos turiu jums labai paprastų, bet veiksmingų patarimų, kurie gali skambėti banaliai, bet pačios paprasčiausios priemonės dažnai veikia stipriausiai. Pirmas patarimas – prisilietimai. Oksitocinas, vadinamas meilės hormonu, išsiskiria prisilietimų metu. Paprastas rankos paglostimas, palietimas ar apkabinimas gali padėti atkurti ryšį. Susitarkite nepraleisti progos, laikytis už rankos ir apsikabinti. Be abiejų sutikimo tai tik įkyri prievarta, bet jeigu yra abiejų noras išsaugoti artumą, tai yra labai veiksminga priemonė sumažinti stresą ir padidinti pasitikėjimą. Antras patarimas – malonūs prisiminimai. Mūsų smegenys mėgsta prisiminimus, ypač tuos, kurie sukelia stiprias emocijas. Prisiminkite, kaip susipažinote ir pakartokite tą patirtį. Nueikite į tą vietą, kur pirmą kartą susitikote, į tą pačią kavinę, ar pasivaikščiokite ten, kur leidote laiką kartu. Tai aktyvins jūsų smegenų laimės centrus ir primins, kodėl iš viso esate kartu. Trečias patarimas – naujos bendros patirtys. Ar žinojote, kad dopaminas atsakingas už potraukį ir motyvaciją? Pabandykite ką nors naujo kartu. Pavyzdžiui, pliažo teniso treniruotę, šokio pamoką arba ypatingą kelionę. Tai aktyvins dopamino gamybą ir sukurs naujas, malonias asociacijas su partneriu. Ar kada matėte senyvo amžiaus porą, kuri laikosi už rankų? Palaikydami vienas kitą, jie visą gyvenimą dėjo pastangas išsaugoti meilę. Pavyks ir jums. Akimirka po akimirkos. Švelnūs prisilietimai, malonūs prisiminimai, nauji bendri išgyvenimai. Linkiu jums laimės meilėje. Lai jūsų meilės šventė niekada nesibaigia. Pasidalinkite su artimaisiais.